Sveiki sugrįžę. Krepšinio fantastika ir sapną primenantis Vilniaus Ryto sugrįžimas finale. FIBA Čempionų lygos mūšyje dėl trofėjaus stebuklingai prisikėlęs sostinės klubas iškovojo pirmą europinį titulą po 17 metų pertraukos. Rytas vėl pirmas, tai Badalonos arenoje ir miesto gatvėse skandavo vilniečių aistruoliai po istorinio triumfo. Tūkstantinė fanų jūra tiesiog paskendo euforijoje. Nepaisant to, kad FIBA Čempionų lygos finalo dieną lyja tarsi iš kibiro, Ryto fanai šitaip vieningai traukia ir per balas. Ir jiems ir klubui tai šansas pasiekti istorinę pergalę. Dar iki mačo likus pusiai valandos vilniečių armija Badalonoje jau leidžia visiems save girdėti tribūnose. Man už nugaros yra olimpinė Badalonos arena. Ta pati arena, kurioje 1992 metais iškovojo olimpinę bronzą legendinė Lietuvos rinktinė. Šiandien auksą savo bando kaldintis ir Vilniaus Rytas FIBA Čempionų lygos finale. Visgi vilniečių fiesta greitai rimsta. Komanda per pirmus du kėlinius finale su Atėnų AEK atrodo neturi jokių vilčių. Pralaimi dviženklių skirtumų. Rytas iš žaidimo prameta beveik viską ir lietuviškas optimizmas Ispanijoje greitai senka. Man už nugaros yra Vilniaus Ryto fanų būrys. Jų susirinko dar daugiau nei pusfinalio rungtynėse, daugiau nei 2000. Tačiau be abejo yra labai nemažai ir Atėnų AEK sirgalių, kurie kol kas kuria čia tikrą fiestą. Po dviejų kėlinių Atėnų AEK tiesiog dominuoja ir graikų fanai tiesiog šėlsta. Vilniečiams vakaras Badalonoje kol kas yra labai sunkus. Tačiau ne veltui tai yra kone įspūdingiausias Čempionų lygos visų laikų finalas. Rytas tarsi iš niekur atgyja ketvirtajame kėlinyje. Simas Lukošius pataiko net 7 tritaškius ir neįtikėtinas Ryto sugrįžimas įvyksta. Pirmą kartą Čempionų lygos finalų istorijoje komanda sugeba panaikinti net 20 taškų skirtumą ir sostinės ekipa triumfavusi pratęsime neįtikėtinai iškovoja čempionų taurę. Tokia pergalė ir ypač už Vilnių, už šitos fanus ir neapsakomas džiaugsmas, tai yra didesnė pergalė negu galėtų būti su bet kokiu kitu klubu. Rytui tai yra istorinis vakaras. Sostinės klubas europinio trofėjaus nebuvo laimėjęs nuo pat 2009-ųjų. Badalona dabar žymi ilgo vilniečių laukimo pabaigą. Fanai, jie išliko su mumis visą vakarą, nesvarbu, kas būtų nutikę, -20, -5, +1, tu tiesiog girdi juos nuolat, arena buvo tokia garsi, buvo neįtikėtina. Reikės iš ryto atsikelti ir suprasti, ar čia tikrai taip, kaip baigėsi, taip iš tikrųjų ir baigėsi, ar čia įsižnypti, ar dar kažką pasidaryti, bet panašu, kad tai yra realybė. Neįtikėtinai finale Rytą atgaivinęs Lukošius pripažintas naudingiausių finalo žaidėjų. Tai dar viena neįtikėtina sėkmės istorija. Lukošius dar neseniai baigė studijas Jungtinių valstijų universitete. Yra komandos naujokas, o dabar veda vilniečius į istorinį triumfą. Ypatingas jausmas, labai džiaugiuosi, labai didžiuojasi komanda. Triumfas Čempionų lygoje Rytui gerokai papildys ir biudžetą. Iš FIBA už trofėjų numatyta beveik 700 000 eurų premija. Po pergalės Ryto krepšininkai dar ilgai neišsiskirsto iš arenos. Būdami euforijoje, jie atiduoda pagarbą atvykusiems fanams. Kai pamatau šito žmonės ir kai aš žinau, kad jiems 17 metų reikėjo laukti šito dalyko, man, ta prasme, ypač po tokių rungtynių labai smagu už juos. O po šventimo arenoje triumfas keliasi į Badalonos gatves. Ryto aistruoliai sutinka klubo autobusą, žaidėjai ir treneriai puola džiūgauti su aistruoliais fakelų dūmų apsuptyje. Komandos kapitonas 2,8 m ūgio aukštaūgis Artūras Gudaitis fanų net iškeliamas ant rankų. Vilniečiai į Lietuvą grįžta šį vakarą. Rytoj čempionams sostinėje numatytas specialus pagerbimas miesto centre. Fucking around, I can cry, no. I ain't tryna tell you what to do, but tryna play cool.